Sveiki tamstos. Šiandieną review tokio labai iš tikrųjų įdomaus ir naudingo daikto. Tačiau su niuansais tam tikrais. Čia yra jump starteris vadinamas. Iš esmės su šituo agregačiuku, tai yra baterija viduje, galima užvesti automobilį, kai yra nusėdęs akumuliatorius. Labai iš tikrųjų įdomus daikčiukas, pakankamai nedidelis. Na, pradėsim nuo pakuotės pačios, iš tikrųjų fainai supakuotas, toks netikra oda tipo, su užtrauktuku užsisegat ir viskas yra vienoje vietoje, taigi transportuoti, nešiotis tikrai pakankamai patogu. Taigi, komplektukas. Pats daikčiukas turi 15 voltų išėjimą, įėjimą, prašau, nepakrauti, jeigu iš tinklo. Turi išėjimą 12 voltų 2 amperų. Turi išėjimą USB, tai yra 5 voltų 2 amperų. Ir turi išėjimą 19 voltų 3,5 amperų. Taip pat yra pakrovimas būtent jau prijunginėjimui akumuliatoriaus mašinos. Prisijungia štai tokie laidai, krokodilai vadinami. Įjungiat. Dedat ant akumuliatoriaus, spaudžiat mygtuką, kažkiek tai palaukiat, kol šiek tiek pasikraus ir bandot vesti. Patikėsit ar ne, na, išbandžiau, aišku, ant keturačio. Ten gana, palyginant, turbūt silpnokas variklis. Bet, anyway, pirmas dalykas užvedžiau. Antras dalykas, ten problematiškas, iš tikrųjų, problematiškas starteris, tai jį dar sunkiau užvesti turbūt negu eilinį automobilį benzininį. Šiaip turėtų ir dizelinį užvesti. Kol kas nelabai teko išbandyti, ne tie orai, bet žiemą, aš manau, pasitaikys ne viena proga. Davai. Plaukiai, jungiu. Jis nesiveda. Taigi, taip pat įeina paprastas 220 kroviklis, kad pasikrauti namuose. Įeina taip pat ir mašininis, galima mašinę pasikrauti. Taip pat įeina angaliukai laptopui krauti. Imat kabeliuką, dedat į 12 voltų jungiklį, 19, atsiprašau, voltų. Pasirenkat, kuris reikalingas jūsų pagal laptopą angalis ir kraunatės laptopą važiuodami kur norit. Kaip ir super. Vienintelis minusiukas, kad kažkodėl ant mano acerio neveikia, nors ir angalis kaip ir tas, kaip ir atitinka, bet dėja neveikia. USB jungčiai yra štai toks platus pasirinkimas angalių. Kišat USB ir pasirinkat ar iPhoninis, ar mini USB, ar mikro, ar Type-C. Taigi, komplektukas nėra skurdus, supakuotas pakankamai kokybiškai ir gražiai. Taigi, iš tos pusės viskas yra čiki-piki. Dabar dar yra,
vartotojo vadovas, angliškai, su nuotraukom, iš tikrųjų kokybiškai padarytas, viskas kaip ir tvarkoj su juo. Niuansai. Pagrindinis kas, tai kaip minėjau, laptopo kroviklė kažkodėl neveikia, dar žiūrėsiu. O kadangi esu šiek tiek jau pasikaustęs su kiniečiais, be abejo pasidariau testą ir deklaruoja, kad čia yra baterija 12 000 mahų. Tai yra, jeigu telefonė pas jūs apie 3000, tai čia 12, tai realiai 4 kartus turėtumėt pasikrauti savo telefoną. Deja, testas parodė, kad yra tik tai 4,5 kažkas tokio. Matot šone testas, vyksta maždaug. Taigi, deja, bet eilinis kiniečių išdūrimas. Todėl, jeigu perkat, labai atidžiai. Daiktas nėra pigus, apie $40. Taigi, praterioti tiek pinigų būtų labai gaila. Tai tokiu atveju iš karto, jeigu perkat, galvokite, kaip testuositės. Galiu parodyti iš tikrųjų, kaip aš testavau kokiu agregačiuku. Yra štai toks aparačiukas. Iš tikrųjų nėra brangus, kainuoja 3-4 eurus. Tuo pačiu galite iškart siųstis ir iškart išsibandyti. Taigi, įsikiša tiesiog USB ir kroviau telefoną. Ir žiūrėjau, kiek jisai man realiai atidavė sulčių. Pilnai pakrautas. Pasirodė, kad 4000 su kapeiku. Tai ką, tokiu atveju tiesiog rašot pardavėjui, jis aišku nesutinka, sako, čia parašta 10 000, skelbime buvo parašta 12 000. Tai va, jisai nesutinka, sako, čia normalu, čiagi ko jūs norite, taigi jūs iškrovinėjat 5 voltus, tai tipo, čia konversija vyksta, už tai iš 10 000 liko 4000. Na, žodžiu, nonsensas. Kažkur pabėgo visi kiti. Pasipykom, pasikalbėjom, paprašiau, kad įsisuktų į tai AliExpressas. AliExpressas priėmė sprendimą, kad grąžint man visus pinigus ir netgi nereikėjo siųsti šitą daiktą atgal. Taigi, gavosi, kad, na, kaip be būtų nepilnas, 4000 tik tai magų, kad ir neveikia laptopo pakroviklis, bet nemokamas daiktas. Anyway, pliusas, kaip sakant, ne minusas. Linką į šitą daiktą įmesiu. Jeigu pavyks dar kažkada greitų metu išbandyti, taip pat įmesiu video. Šiaip sakau, turėti mašinoje pakankamai geras daiktas. O kad ir kelionė, ypač jeigu su mašina važiuojate toliau kažkur, tai visai patogu. Beje, dar vienas patogus pribumbasikas, kas yra jame. Va toksai prožektorius. Iš bėdos. Šviečia, neblogai. Pakankamai užtenka iš tikrųjų. Galima naudoti. Taigi, tiek šiandienai. Subscribinkit kanalą mano. Dėkit laikus, rašykit komentarus. Ką manot, gal patys susidūrėt su tokiais išdūrimais kiniečių. Linką į šitą daikčiuką ir į šitą daikčiuką aš įdėsiu, kaip visada. Ir iki greito!